Šiandien buvau vienam darbo interviu, nelabai kaip paėjo, jau čia nepakvies. Kai nupakodint, let's go. Taip norisi jau damušti šitą Euroleague Tier List game'ą. Labai įdomu, paeis kortas su šitą idėją ar nepaeis. Aišku, mažai šansų, kad paeis, bet gal visgi paeis. Tuoj aš tau parodysiu, ką aš čia dar noriu subildint, sukodint, kokį funkcionalumą padaryti, bet prieš tai... Trūksta poros funkcionalumo. Trūksta šiek tiek funkcionalumo. Štai turim game'ą ir vienas funkcionalumas, kurį norėčiau pridėti. Daily leaderboardas. What? Pala, kas čia buvo? Tai čia noriu, kad būtų dropdownas. Dropdowną useris paspaudžia ir gali pasirinkti bet kurią dieną ir pasižiūrėti leaderboardą bet kurios dienos. Kitas funkcionalumas, tai gali šitą žaidimą žaisti ir prisiregistravę useriai ir svečiai, neprisiregistravę useriai. Tai neprisiregistravusiam useriam generuosiu jiem guest ID. Ir kaip paskui useriui patogiai pasiūlyti, kad jis galėtų pasižiūrėti rezultatus po dienos. Jisai vakar pasubmitino savo tier listą ir galėtų pasižiūrėti rezultatus kitą dieną, kuriagi jisai vietą užėmė daily leaderboard'e. Nepavyko dasimušti, bet aš jau beveik čia. Dar niekada neteko to daryti taip, kaip tai darau dabar. Turiu kuprinę. O toj kuprinė vyksta deploymentas. Tiesa, deploymentas į preprodą. Pirmą kartą deployinu į preprodą. Nusipirkau environmentą lygiai tokį patį kaip laivas. Tik tai aš jį turėsiu kaip preprodą, ten deployinsiu savo sukodintą website, aš jį ten testuosiu ir tik tada deployinsiu į laivą. Tai padariau po to, kai kelis kartus pafeilinau, sudeployinau krepą. Ir website'as nugriuvo, nulinko, neveikia kelias valandas, tai buvo kelis kartus ir sakiau, gana, nusipirkau preprodą. Žiūrėk, kaip stabdžiai veikia šitą dviratuko. Laiko turiu visą labą pusvalanduką, gerą pusvalanduką, atvažiavau čia patestuoti, padeployinti preprodą, patestuoti. Visą tai galėjau daryti namie, bet čia visai kita aura. Tuoj baigs deployinti, tuoj testuosi, bet prieš tai kavos. Baigė deployinti ir šovė errorą. Greitai parašau laišką savo hostingo provideriui, kad jis man upgrade'intų PHP. Ne tai, ko tikėjausi. Deploymentas, pavyko, viskas gerai deployment, bet gavau errorą, užsišoko. Ką aš padariau jau? Gerai, prasugam biškį plokštelę į priekį. Išsprendžiau tą iššūsą su PHP versija, tam pasirodo, aš pats galiu tą PHP versiją pasikeisti. Nereikėjo man rašyti hostingo provideriui. Ir kitas dalykas, padeployinau į laivą. Viskas veikia, bet radau biškį bugų. Einu, dabar jas pabandysiu ištaisyti. Tai va. Tai gerai, šitas dalykas, šitas žaidimas, game'as jau yra live production'e, kas yra labai gerai. Useriam pasiūlysiu sužaisti šitą žaidimą kitą savaitę, kitą raundą, kas yra labai gerai. Pasižiūrėsim, kiek žmonių ateis. Tai turim naują release'ą live. Ir štai, prašau, čia yra game'as, čia gali ateit, pasubmitint savo tier listą šiandienos varžyboms, kurios vyks šiandien vakare, Eurolygos varžybos. Jaučiu padariau tą, ką norėjau, užteks tikrai. Jeigu šitas žaidimas taps labai populiarus, tobulinsiu viską žaidimas. Dabar žaidimas yra blogiausias, koks tik bus. Ši savaitė buvo, tiksliau, kai tu žiūri, tai praeita savaitė buvo pirma, kuomet pareleasinau šitą game'ą ir leidau ir pakviečiau žmonės jį sulošti. Atėjo, paimkim šito žaidimo URL-ą, pagrindinį žaidimo URL-ą ir jį aplankė, jį pažiūrėjo 1837 kartus
85 useriai. Rezultatas prastas, šitas geimas viral, tokiu virusiniu geimuku netapo, useriai neužplūdo ir nenugriovė Give Me Stats, trafikas pakilo, bet labai nežymiai. 2 beveik 3 savaitės kodinau šitą žaidimuką, galima sakyti, kad čia kol kas yra failas. Labai gerai, kad aš šito žaidimo nedariau tobulo, nekūriau daug future'ų, kurie man būtų užtrukę dar savaičių daug, o gal net mėnesį, o gal net mėnesius, bet nieko, bildinam kitas idėjas, tobulinam šitą Give Me Stats projektelį. Let's go!